Labą dieną, mėly mano Patreon kanalo žiūrovai, aš Vytautas Abraitis. Anonsuoju, kad truputėlį keisiu formatą tiek jūsų padiktuotos temos, tiek kiekis tų papildų, kurie realiai yra niekas ir grįsti tik placebo efektu, tiek jų yra vien amino rūgščių 9 pozicijos, vitamino B5 pozicijos, o jeigu dar paimt kombinacijas, tai turbūt neužtektų gyvenimo, jeigu taip 2-3 kartus per savaitę lendant jums į veidą, kad visas apšnekėti. Dėl to aš truputėlį pakeisiu stilistiką, reiškia paimsiu patologijų grupę, kurią bandoma tais papildais gydyti, kitais medikamentais gydyti ir parodyti jums realų kelią, kaip to išvengti, arba palengvinti, arba atitolinti. Taigi patologijos grupės vėlgi jūsų padiktuotos, tai yra pirmoji menopauzė ir neurovegetatika bei oda, antroji menopauzė ir osteoporozė, trečioji menopauzė ir kardiovaskulinės lygos, ketvirtoji, penktoji senatvinė demencija ir Alzheimerio liga. Tai yra labai įdomu ir labai plati tema. Penktoji, šeštoji. Turbūt osteoporozę reikėtų pagvildenti atskirai, nes bandykit prisiminti savo senus tėvus, senelius, kas iššovė jiems kontrolinį šūvį. Dažniausiai kažkoks lūžis ir to galima išvengti ir kai kurios priemonės, kuriomis bandama nuo to apsisaugoti, gali būti kenksmingesnės negu jų poveikis. Čia kaip ten žuvų taukai, ten omega 3 ar vitaminas D su kalciu. Tai va, žodžiu, labai daug įdomių faktų, vėl kurie pradžiugins mano Facebook'o draugus, tokius erotiškai sultingus, neperkudusius. Ta informacija tikrai, vat, visgi tas toksai perlenkimai ir į kūdąją pusę nėra gerai. Dabar skaitant tą visą literatūrą susidaro toks nelabai įspūdis konkretus, kad medicinoje, moksle, iš esmės viskas, ko ieškota, jau yra atrasta. Kažkokie tokie labai subtilūs nišiniai atradimai, jie nedaro didelės įtakos. Tiesiog visas tas dabar, visa ta eiga mokslo ir medicinos sako, žmogau, atsigręžk truputėlį atgal. Įdėk tiek valios, pradėk gyventi kaip žmogus ir tau Abraičio ir nereikės. Tai va, žodžiu, pirmoji tema menopauzė neurovegetatika, tas žmonių grubiai suprantamas kaip klimakterinis laikotarpis ir odos pokyčiai artimiausiai mano Patreon laidoje. Iki.